A jūs ką kelią namą pamiršot gal, ar kas yra? Ką jūs čia veikiat? Apsniktos visos, tai visą naktį čia sėdėjot, taip? Zugučiai. Nuostabus rytas. Žiema. Taip netikėtai užėjo žiema. Kai namuose sėdi, nieko nebestebiu, nei prognozių, niekas nebeįdomu. Tik tai statybos, griovybos. Atvažiuos šiandien veterinaras, reikia kraują paimti avim. Nežinau kam. Nu tiesiog, sugalvojo veterinarinė, kad va pas Petrą reikia paimti kraują, ištirti, ar avys sveikos, ar avys, nežinau ką ten pažiūrės. Gal ant dietos labiau avis reikia, ar ten trūksta kokio kalcio gal avim, kad dantis būtų gražus ir stiprus ir vikrus. Flapiaukas buvo atėjęs, o koksai žulikas. Cipa, 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 cipa. Cipa, cipa. Oi, burė, burė, burė. Eikit, daugiau avių. Daugiau mums reiks. Ponia, kokia jūs stora, kur jūs einate? Nieko daugiau nemoka, tik reikia biškį sienas sutvarkyti. A tai avys tvoros sienas suvalgė. Eik, suskėnai, nu kur dabar? Eik, krit, suskėnai jūs. Eik, eik. Piepos nupiepė. Nupiepelius uždariau čia. Tegul sau sėdi. Dabar avis galės eiti ir tenai, ir čionai pavalgyt. Ir paskui kažkada reikės per pusę atskirt bandą. Taip daugmaž paimti ir iš akies per pusę rėžt. Ir pusę vienon pusėn, pusę kiton pusėn uždaryti. Eikit, eikit. Na, eikit, eikit, eikit. Ne, 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 ne. Eikit, eikit, eikit. Eikit. Va, pirma poniutė. Kaip jaučiamės? Numeris 2. Okay. Nu, bandyk galvą kišti. Nu. Ne. Parodyk, parodyk, nu nesispardžius to. Oška to. Kanopos gražios. Žuviskas. Dantis. Lyg dantis. Gražuolė, paskutinė. 18 avelių kraujas paimtas. Eikit, jūsų nereikia. Jūs savo eikit.
Nežinau, ką pasakys apie tą kraują. Tiesiog veterinarinė paprašė. Na tai kur jūs einat? Eikit jūs, zbitkininkės. Tai šitų jau nebereiks mums šiemet, tai galima viską išsirinkinėti. Tiek statyta, dabar viską galima nurinkti. Sekmadienį leidžiu statybose, ir šventų dienų. Nu, ką padarysi, kaip pats šventas. Užlipi laiptais ir užeini į čia. Va. Tokia, kaip tai pavadinti, aikštelė, laiptinė ir laiptai žemyn. Labai daug reikia pragalvoti iš karto dalykų. Nu, tiesiog atrodo. Paimi padarė aikštelę, padėjai laiptus, taip. Bet noriu padaryti, kad viskas būtų į temą. Tai pirmiausia padariau tą sieną lygią. Ten bus durys ir čia bus durys. Čia bus vienodos durys. Nu ir reikia padaryti, kad viskas būtų vienodai. Simetriškai. Ar nebūtina? Nebūtina, bet geriau taip padaryti, kad, nu, tos durys ten pat stovės kaip šitos. Tada tas toksai nuolydis irgi vienodas bus. Va, ir dar paskui pragalvojau, kad galima buvo ten dėti iškart, bet nu, vis tiek čia šitas balkis ne į temą, va tas va, juodas. Tai jau kai darysim, tai va stogą, kai keisim, tą nuimsim, gegnį atsiprašau, ir sujungsim ir ten padarysim dušiuką. O čia va dušiuką. Taip pat išeinate čia į koridoriuką tokį. Čia va tualetas, dušiukas. Kada nors. Šiuo metu yra 9 valandos sekmadienio vakaro. Lauke -6 laipsniai. Kolūkietis kūlė vasarinį rapsą. Nice. Vis nešposykit jum gyvūnų teisės, kas nors iškvies, kad jūs laukuose neprižiūrimas vaikštot. Nebešposykit. Toks biški fetišas, kai užsidedi ant diskinio pjūklo naują diską. Tai tada va taip atrodo. Čia iš rankos pjautai, o ką ne su staklėm. Bus gerai. Skaičiavau visaip kaip skaičiavau, kad tik tai neprasivalinti, kai užsidės laiptai, kad neatsiremt einant į šitą daiktą. Į šitą. Stukačiau. Žiūri? Žiūrėk, stukačiau. Aš puikiai suprantu, kaip, žmogus dirba darbą ir jam reikia važiuoti tikrint, kur žino, kad nereikia jam važiuoti tikrint, bet reikia todėl, kad yra kvailų žmonių, kurie nesuprasdami, nežinodami stukačina, kaip tai pavadinti. Kaip, pavyzdžiui, pamatė gyvulius lauke, nežinodami įstatymų, nežinodami tvarkų, skundžia, kad važiuokit, darykit kažką gyvuliai lauke. Tam gyvuliui yra į naudą. Tai šioj vietoj tau stukačiau ačiū. Atvažiavo, pasižiūrėjo, kad stogas. Įtrauktas stogas, kad jisai yra saugotinas, bet iš tikrųjų tai jisai nėra saugotinas, todėl kad tai yra kolūkio darbas, kolūkis perstatė ir tiesiog anuliuos, išims. Tai nes stogas veltui tam registrė yra. Tai dirbate prie statybų? Taisote? Ar šiaip jums nepatinka pjuvenos ir visokios kitokios nesąmonės akyse? Akiniai. Pats geriausias išradimas, jeigu jums iš tikro nepatinka pjuvenos ir spaliai jūsų akyse. Velniai jūs čia nešioja. Pažiūrėk, nebepaini jau. Reikėjo čia gastrolių tokių.
Po Lietuvą varinėja. Avys. Nuėjo tik tai, apsisuko ir vėl. Jau nebepaeina, kiek atlakstė. Kažkur pabėgo. Neaišku, kiek jūs čia laiko visą rytą lakstė. Nebepaeina, nes nėščios. Ir ką, nuėjo ir vėl eina atgal savo. Nu, taip visą laik būna. Nuėjo jinai, žolės ieško, nėra žolės. Sniego nevalgo. Tai nueina. Ir vėl eina į laukus. Nueina į laukus, nieko nėra. Tada verčia tvoras. Už tvoros tipo dar gal žolės yra. Nu, yra ir komentatorių tokių kaip. Nėra praėjimo. Viskas, plyta. Eikit šieną valgyt. Vis tiek mane stebina kartais dar žmonių ne visas protiškumas, kaip tai pavadinti. Sustabdykite darbus, neleiskite griaut, neleiskite taisyt, tai tegul sugriūna, taip? Ir supraskite, jeigu nesuprantat, šitie heiteriai niekad nesupras, kad ir kaip aiškintumėt, aiškinčiau, tai aš jum, mėly mano žiūrovai, paaiškinsiu, kame čia yra esmė. Kultūros paveldas, kas yra kultūros paveldas, reikia suprasti. Ar tai yra architektūrinis kultūros paveldas, kur yra saugomas kolonos kažkokie tai medinė bažnyčia be vinių, nesukalta, o sutašyti rąstai. Tai yra architektūrinis paveldas. Čia yra paveldas, kur tiesiog užaugo dailininkas. Nei Justinas Vienožinskis statė šitą namą, čia statė jo tėvas. Jo tėvas buvo paprastas ūkininkas, lygiai toks pat kaip aš tikriausiai. Darė lygiai taip pat, dirbo daug žemės su, tada arkliais. Tai va, tai saugokime lentutes. Labai gražios lentutės, tik tai tie, kas supranta, kad šitos lentutės tai yra nesaugotinos, todėl kad tvartus anksčiau taip apkalinėdavo, čia kolūkis apkalė. Va tokios lentutės yra saugotinos, todėl aš noriu visas šitas lentutės nuplėšti ir uždėti tokias, kokios buvo, kokios nuotraukose buvo lentutės. Saugotinas stogas. Stogas nėra saugotinas, todėl kad tai kolūkis padarė. Supraskite tai. Netgi padiskutavom su kultūros paveldo darbuotojais, kad reiktų išbraukti, ta prasme, tai iš tikro nėra saugotinas dalykas. O gal netgi iš vis šitą objektą išbraukti ar prirašyti, kad tai nėra statinys saugotinas. Nes mano prosenelio namas iš vis stovėjo, jisai pats pasistatė savo namą, jisai stovėjo tenai, kur plytstulpis pas savis yra. Bet jo neliko nepamatų, kai jį sudegino. Tik tai jo šitas liko, kuris jisai užaugo. Tai yra saugotinos lentos. Taip, kurios yra nuotraukose, matosi, kad šitom lentom yra tikrai virš 100 metų. Tai yra saugotinos lentos. Dviverės durys saugotinos. Bet ne šitos dviverės durys saugotinos. Ir ne šitos dviverės saugotinos. O šitos dviverės durys saugotinos. Todėl, kad tai yra vienintelės durys išlikusios nuo tų laikų. Jos yra taisytos, nes buvo išpuvę vyriai. Čia jau yra įdėtos durys, kadangi jos nebuvo išlikusios. Tai yra, nežinau, kada seneliai jas gamino gal. Saugotinos yra grindys. Bet ne šitos grindys, todėl kad čia nebuvo grindų, čia seneliai dėjo grindys. O saugotinos yra šitos grindys, todėl kad jos yra 123 metai. Va, tas dėdulė, tai yra prosenelio tėvas. O čia vat prosenelis, ko gero. Tai va, durys atrodo taip pat, langai apkalti taip pat, matosi kokios lentutės, kaip fasadas atrodė. Lubos irgi saugotinos. Šitos lubos, o ne šitos lubos. Tai, supraskit ir mažiau kiškitės, kur nesuprantat. Buvo dvarai dvejopi. Dvarai buvo, kur ponai gyveno, ir buvo dvarai kaip šioj vietoj, kur gyveno
žemdirbiai. Paprasti eiliniai žmogeliai, kurie patys dirbo, kažkiek tų žmonių samdė. Čia gyveno samdyti žmonės, bet aišku, šeima buvo didelė. Tai va, tokie vat kelios kartos prasisuko ir vėl toks pat žemdirbys grįžo į šitą trobą ir bando čia tvarkytis ir gyvent. Ir, žiauriai, šitas toksai biški nemiela vėl yra, kai tu kažką jaunas bandai padaryti, kažką tai sukurt, kad visiems būtų geriau. Ir ateina kvailys ir kažkuris tai stukačius ir ar iš medžiotojų tarpo, ar iš kaimynų tarpo, ar dar iš šitų paveldofilų kažkokių tai parko ir bando tau trukdyti. Tai mane motyvuoja. Ačiū. Tai yra įrodymas, kad aš darau teisingai ir aš darau gerai ir kad aš daryčiau taip toliau. Nes jeigu žmonės nepavydi, vadinasi, tu nieko gero nedarai. Ir vėl prispirka nesąmonių. Pilnų priekabų nesąmonių. Dabar gera plėvelė bus. Vėl negera, tai aš nebežinau. Nu va, pradedam atstatinėti po biškį. Kolonos tokios, dvigubai nei buvo. Čia plėvelę susidėjau, vatos prisidėjau. Taip einu, čia biškį padarau, ten padarau, paskui dar kitur einu, kad neatsibostų. Va. Tada dar kada nors elektrą reiks pasidaryti. Tiek tam kartui. Ačiū, kad žiūrėjot.